Labadiena, esu Julija Gilienė, dirbu Vilnius Tech bibliotekoje mokymų ir informacijos sklaidos skyriuje. Pristatysiu Jums Vilnius Tech biblioteką ir jos paslaugas, sužinosite, kaip ir kur galėsite ieškoti literatūros studijoms, kaip užsakyti ir atsiimti knygas, ką reikia žinoti prieš pradedant naudotis bibliotekos paslaugomis ir kitus studijoms svarbius dalykus. Vilnius Tech centrinė biblioteka randasi Saulėtekio alėjoje 14, nuo universiteto rūmų nutolusi maždaug 5 minučių atstumu. Šalia yra 2 viešojo transporto stotelės – Vilniaus universiteto ir Saulėtekio, tad pasirinkite jums artimesnę. Informacijos centre su bibliotekos specialistais jūs galite pasikonsultuoti darbo dienomis nuo 9 iki 19 valandos. Bibliotekoje galite naudotis komandinio darbo, bendradarbystės, aktyvaus mokymosi bei kitomis erdvėmis. Aktyvuoti studento pažymėjimą, norint patekti į biblioteką, galima Vilnius Tech universiteto laboratorinėme korpuse. Atkreipkite dėmesį ir į skaityklų fakultetuose nustatytus darbo laikus, kad galėtumėte laiku pasiimti jums reikalingus leidinius į namus. Siekdami užtikrinti sklandų mokymosi procesą, teikiame šias paslaugas. Spausdintų ir elektroninių leidinių paiešką galėsite atlikti virtualiojoje bibliotekoje. Informacinis tiltas Biblioteka universitetas studentas – tai yra elektroninių paslaugų platforma, kurioje rasite dėstytojų rekomenduojamą literatūrą. Mokamas paslaugas – tai spausdinimas, kopijavimas, skenavimas ir įrišimas. Darbo kambarių rezervacija. Bibliotekoje galite naudotis kompiuterinę ir programinę įrangą. Veikia belaidis internetas EduRoam. Jungdamiesi per VPN programą galėsite naudotis nuotolinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, būdami namuose. Biblioteka nuolat organizuoja mokymus gyvai ir nuotoliniu būdu. Bibliotekoje veikia meno galerija A. Jei norite surengti parodą, prašome kreiptis į bibliotekos parodų koordinatorę. Vilnius Tech biblioteka registruotiems vartotojams su LSP arba su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu teikia leidinių skolinimosi paslaugą. Galėsite surasti reikiamą knygą, ją užsakyti, atvykti į centrinę biblioteką arba skaityklą ją atsiimti. Leidiniai yra skolinami laikotarpiu nuo 1 savaitės iki mėnesio ar net semestro. Artėjant knygos grąžinimo terminų į pabaigą, ją galėsite pratęsti patys arba kreipkitės į biblioteką, darbuotojai padės. Pratęsimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu eilėje nėra laukiančių studentų. Laiku negrąžinus leidinio kaupsis delspinigiai. Taip pat galite pasinaudoti leidinio dalies kopijos užsakymo paslaugą, kuomet nuskenuojama iki 15% leidinio ir jis atsiunčiamas į jūsų elektroninį paštą. Užsakymai atliekami virtualiojoje bibliotekoje prie leidinio paspaudus užsakyti kopiją. Ši paslauga yra mokama. Vilnius Tech virtualioji biblioteka bus jūsų įrankis, kuriame ieškosite visos studijoms ir net laisvalaikiui reikalingos literatūros. Prieš užsakydami norimą leidinį turėsite prisijungti prie virtualios bibliotekos asmeninės paskyros. Prisijungimui įveskite savo institucinius duomenis. Reikiamą informaciją rasite viršuje dešinėje esančioje Mano bibliotekos kortelėje. Naudodami šią funkciją galėsite pratęsti išduotų leidinių terminus, matysite tebevykdomus užsakymus, delspinigius už laiku negrąžintus leidinius. Galėsite išsisaugoti paieškos ir užklausų rezultatus, užsisakyti naujienas į elektroninį paštą. Paieška Vilnius Tech virtualioje bibliotekoje atliekama įrašius paieškos žodį, vieną ar kelis ir pasirenkant kolekciją. Pavyzdžiui, jeigu ieškosite bibliotekos kataloge, rasite leidinius, kuriuos galėsite užsakyti ir atsiimti centrinėje bibliotekoje arba kažkurioje iš skaityklų. Pasirinkę Vilnius Tech mokslo žurnalai, pagal jūsų paieškos žodį atrinktus leidinius iš universiteto leidžiamų mokslo žurnalų. Rekomenduojame atlikti paiešką pasirenkant duomenų bazių kriterijų, kuomet tarp paieškos rezultatų rasite mokslinių straipsnių, mokslinių knygų ir kitos patikimos informacijos. Skaidrėje matote pavyzdį su paieškos laukelyje įrašyta paieškos fraze transporto sistemos. Paieškos rezultatų ieškoma bibliotekos kataloge.
Sistema pateikia 286 įrašus. Galite pasirinkti paieškos filtravimo kriterijus, tikslindami dokumentų rūšį, išleidimo metus, kalbą ir kitus kriterijus. Šioje skaidrėje matote pavyzdį, kaip galima pažymėti kriterijus, kurių tikrai nenorite įtraukti tarp paieškos rezultatų. Šiuo atveju minusuojama rusų kalba. Vadinasi, paieškos rezultatų bus ieškoma visomis kalbomis išskyrus rusų kalbą. Norėdami užsakyti spausdintą leidinį, atkreipkite dėmesį, kur jis yra saugomas – centrinėje bibliotekoje ar skaitykloje fakultete. Skaidrėje matote pavyzdį, kad surastas leidinys, knyga, yra saugoma ir centrinėje bibliotekoje, ir skaitykloje. Pasirinkite vieną iš šių saugojimo vietų ir paspauskite, ar norite ją užsakyti, ar norite užsakyti leidinio dalies kopiją. Tuomet bus vykdomas užsakymas. Atvykti į biblioteką galite tik gavę užsakymo atlikimą patvirtinantį elektroninį laišką. Atkreipiu dėmesį, kad užsakyti ir pasiskolinti knygą į namus nurodytam laikotarpiui nieko nekainuoja. Naudojantis VPN paslaugą, elektroninius leidinius galite skaityti paspaudę aktyvią nuorodą pateikiamas visatekstis dokumentas. Visuomet savo paieškos rezultatus galite tikslinti kairėje pusėje esančioje juostoje. Pavyzdžiui, galite nustatyti informacijos šaltinių pasiekiamumą, susiaurinti paieškos laikotarpį, tai yra nustatyti metus, pasirinkti norimą kalbą, vieną ar kelias, nurodyti duomenų bazę, konkretų autorių ir panašiai. Visos universiteto leidybos elektroninės knygos yra aprašytos ir surandamos bibliotekos elektroninėme kataloge su nuorodomis į pilnus tekstus arba specialioje elektroninių knygų svetainėje. Kviečiame naudotis informacijos tiltu biblioteka universitetas studentas adresu bus.vilniustech.lt. Skiltyje studentas rasite jūsų dėstytojų rekomenduojamą literatūrą su nuorodomis į leidinių saugojimo vietas bei elektroninius išteklius. Taip pat suteikiama galimybė peržiūrėti šių rekomenduojamų leidinių viršelius ir turinius arba paskaityti dalį leidinio Google Books sistemoje. Rekomenduojamą literatūrą patogiai galima surasti ir mano.vilniustech.lt pasirinkus studijų skiltį. Elektroninių paslaugų platformoje Bus skiltyje Biblioteka galėsite susipažinti su naujai gautais leidiniais. Jei nerandate studijoms reikalingo leidinio, galite pasiūlyti įsigyti leidinį užpildydami knygų pasiūlymo formą, rezervuoti darbo kambarius bei pasinaudoti tarpbibliotekinio abonemento paslaugą, kuomet biblioteka bibliotekai skolina leidinius. Centrinėje bibliotekoje bei technologijų ir vadybos mokslų skaitykloje rasite daugiafunkcinius įrenginius. Galėsite spausdinti, skenuoti ir kopijuoti. Prisijungę prie print.vilniustech.lt galėsite norimą spausdinti dokumentą nusiųsti į įrenginį, o atėję atsispausdinti. Apmokėjimas vykdomas naudojant LSP sąskaitą, kurią papildyti galite centrinėje bibliotekoje arba naudojant PayPal mokėjimo sistemą. Virtualiojoje bibliotekoje galite užsakyti leidinio dalies kopiją. Ši kopija bus išsiunčiama elektroniniu paštu. Taip pat bibliotekoje galite laminuoti ir įrišti jums reikiamus dokumentus. Bibliotekoje ir skaityklose galite naudotis belaidžiu internetu EduRoam. Norėdami mokytis iš namų ir naudotis visais universiteto bendruomeniai teikiamais elektroniniais ištekliais, turėsite jungtis prie VPN. Tai galėsite padaryti atsisiuntę į kompiuterį ar telefoną FortiClient programą. Svetainėje studsoft.vilniustech.lt rasite programinę įrangą, kuri pasiekiama ir iš bibliotekos kompiuterių. Iškilusius klausimus dėl programų naudojimo ar panašių IT klausimų registruokite problemą adresu pagalba.vilniustech.lt. Biblioteka nuolat organizuoja auditorinius ir nuotolinius mokymus bei konsultacijas. Išsamią informaciją ir mokymų tvarkaraštį rasite bibliotekos interneto svetainėje. Mokymų metu galėsite tobulinti akademinius įgūdžius, kurie padės efektyviau mokytis ir rengti rašto darbus. Išmoksite efektyviai ieškoti informacijos ir ją tinkamai naudoti savo rašto darbuose, tinkamai cituoti ir sudaryti literatūros sąrašą, naudotis citavimo ir nuorodų tvarkymo įrankiais ir programomis.
Naudingos informacijos galite rasti ir virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Lauksime jūsų visų Vilnius Tech bibliotekoje.